Ar girdit mano myslės? Ir balsų girdit? Nu tai gerai. Tai Daroslavų Zienų ir kaip planavom šitų mano šnekėjimų, aš tada buvau visai karšči šitos knygos žaliuose žėrynuose reikalai, o toji knyga turi paantraštį Lazdijų krašto rašytojų antologiją. Tai aš taip ir sakau, pristatom Daros, bet kaip jau būtų gal nežinau kokias 15 šitos antologijos pristatymas, tai man labiau norisi ramintis šituoj storu knygu, jų atsiremiant, pašnekėti apie Lazdijų krašto literatūrinį vertį, literatūrinį padėtį apskritai. Kaip aš prisimenu savo mokyklinius metus, tai maždaug apie kokį jaunuką, netokias vaikiškai durnas buvau, protingesnis, tai žiūrėdavau į tuos literatūrinius žemėlapius ir Lazdijų, apskritai Dzūkijon, jis buvo menkiausiai sužymėtas. Vienintelis tam žemėlapin būdavo prie Kvarinos pažymėtas Vincus Krėvė. Lazdijų rajonas kapur neturėjo jokių literatų. Ir aš myslydavau, kodėl mes nekokie anykščiai, kad suskaičiuoja apie 400 žmonių turinčių daugiau ar mažiau bendrų reikalų su rašymu, su literatūru. Prieš kokį daugiau kaip 10 metų sumislinau, kad ir Lazdijų krašto reikia panašos tokios antologijos, kad suveitų ir rašytojai, kad žino visa Lietuva, o gal nežino vietiniai labiau, ir kurie yra įdomus, verci būti tokiom knygom, gyvenantis čia. Po valuko darausi tų sąrašų ir susivediau beveik visus iš rankelių, iš visų almanachų, iš visų žinynų ir nei daug, nei mažai, apie 100 pavardžių. Tai man ragis Lazdijų kraštas, nors mes dabar, būdami arčiau Veisiejų, tai gal aš mėgysiu tankiau sakyti, kad tai yra Veisiejų kraštas, nes kokias skirtumas. Lazdijų kraštas dėl to, kad Lazdijai yra rajono centras, Veisiejų kraštas dėl to, kad turbūt iš Lazdijų rajono vietovių literatūron Veisiejų yra daugiausiai ir tuose tekstuose, kad jie yra šito antologijom ir katrų nėra, tai Veisiejai, Veisiejų apylinkės, Ažarynai, to Dzūkijos Venecija, kaip dar kiti sakom, labai tankiai minimi. Ir net tokių poetų, kad nei čia mokinosi, nei čia gyveno, tik pravažiavo po Kaimo Marčėno. Šiandien mes čia daug šnekam šitam festivalį apie Sigitų Gedų. Tai ir šitos antologijos atraminis autorius yra Sigitas Geda. Ir neslėpsiu, kad atrankinėjant jo kūrybų antologijai, tai buvo sunkiausias darbas, nes perskaičiau viskų, kas yra išleista, susirinkau, susižymėjau viskų, kur Sigitas Geda yra rašęs apie savo kraštų, viena par kita, ar tiesiogiai užsimindamas ar ne, tai jeigu viskų išleist, tai būtų nemenkesnė knyga. Tai ir matyt, tas mūsų kraštas, Veisiejų kraštas, Lazdijų arba mano Kapčiamiesčio kraštas, jeigu ten
nuo kokio kalnuko šnekėdamas žiūrėsim, tai Mesitis turi kažkokių tai stebuklingų dalykų, daugelis, ypač paskutinių dešimtmečių autorių savo kūrybon retom knygom apeitų. Ir va čia jaunesnios kartos poetas šiandien dalyvauna Gintaras Bleizgys, kurio nėra knygos, kur nebūtų Veisiejų krašto ar apskritai Lazdijų rajono. Romas Sadauskas. Tai autoriai, kurie tikrai šitų kraštų savo kūrybon yra įamžini. Bet mes turim, šito antologija turim pradžią. Ir toj pradžia yra gana tolima, nes turim žengti, perkrist gana nemažai ir dabar matot fotografijų Šventežero miestelį, labai tokių gražų pavadinimų, šiandien jau apie jį buvo užsimyta apie Šventežerį, Šventežero ežerų. Tai ten Šventežerin gimė, čia sudatom, kad aš besijaudinamas nesumaišytau, kur nors tai viskai pasižiūrėsiu. Apie 1634 metus Samuelis Boguslavas Chilinskis, pirmas Biblijos ir lietuvių kalbų vertėjas, reformatų šeimon, ir jis Biblijų pradėjo versti gana anksti, būdamas 23 metų. Tai mūsų toj pusiau rimtai, pusiau juokais, Lazdijų krašto literatūrinė pradžia yra 17 amžius. Nuo to antologijų irgi pradedam. To antologija jo vertimas dar jau yra perleistas ir šiuolaikinėm Lietuvom, tai to antologija prasideda Jozuės knyga. Savo šnekėjimą susiskirsiu tokiom dalim. Knygnešiai, spaudos draudimas, gimė ne Lazdijų rajone, bet Lazdijų rajone sukūrė, dirbė ir turėjo pamilti šitų kraštų, išeiviai, nepriklausomybės kovų dalyviai, laureatai ir garbės piliečiai ir apie įamžinimą. Tai mes turime ir Lazdijų, tai literatai yra ir žinomi ir knygnešiai. Čia matot Vincų Palukaitį, tai vienas iš tų ateivių, kuris baigęs Veiverių mokytojų seminarijų, buvo paskirtas mano tėviškėn, Kapčiamės mokytojaus, 18 amžius, atsiprašau, 19 amžiaus antra pusė, spaudos draudimo metai. Kapčiamės bandė kalbėti vietos kunigų lietuviškai giedos bažnyčion, nelabai sekės, bet Vincas Palukaitis svarbus prie Kapčiamiesčio švietimo tos raidos, nes visose biogramose, kur parašyta apie Palukaičio atpažavimą Kapčiamiesčio, visur primenama, kad tai yra vienon geriausių Lietuvos, tuometinės Lietuvos, kaip žinot, jinai buvo Rusų imperijon, mokyklų. Aš apie tai labai daug rozų bandžiau inšnekėti Kapčiamiesčio žmonės, bet po šiai dienai
Vinco Palukaičio nelabai kapčiamėsi rastusi atminimo ir amžinimo. Kitas su knygnešys iš spaudos draudimų susietas yra kunigas Vincas Aleksandravičius, gimęs Lazdijų rajone ir kūręs tekstus religiniam giesmėm. Seirijų Juozas Žitanavičius, dramaturgas, 19-20 amžius, jo daug pjesių statė mėgėjų teatrai. Vieni iš tokių žinomesnių yra Šventa Elžbieta, Orleano mergelė ir kitos. Beje, emigravo, mirė Olandijoje, Amsterdame. Su knygnešystė ir labai yra susietas ir Antanas Milukas, Šeštokai, ir ne tik su knygnešystė, su lietuviško žodžio platinimu, skleidimu, lietuviškų knygų leidybu Jungtinėse Amerikos valstijose. Laisdamas ir sudarinėdamas šitų antologijų galvojau, kaip Milukų šitų antologijų indėti. Jis nebuvo eilėraščių neparašęs, prozos neparašęs, kaip ir iškrenta iš to rašytojai konteksto. Bet be jo šnekėjimas apie Lazdijų rajono literatūrinį panoramą tai būtų nepilnas. Tai mes įdėjau aš jo prakalbų šito antologijon apie tai, koks svarbus lietuviškas žodis, kur tiems mūsų tautiečiams, kurie jo negirdi, tai yra emigracijoje. Ir Antanas Milukas ilgų gyvenimų gyveno, mirė 20 amžiaus 50-metį, būdamas viena brandaus amžiaus. Jis priklauso beje tai šlovingai Seinų kunigų seminarijos kartai, kaip ir Johanas Veikelaitis, Motiejus Gustaitis, Vincas Mykolaitis Putinas. Tai iš tų plius minus kartų, iš tų šviesuolių. Vat štai ir matot, lietuvišką chrestomatiją parengė kunigas Antanas Milukas, išleista 1901 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat knygnešys buvo Stasys Vitaitis Rudzinskas, jo svarbiausias romanas yra Gyvenimas Dumble, išleistas emigracijoje apie lietuvių bandymų įsitvirtinti Jungtinėse Amerikos valstijose 20 amžiaus pradžion. Beje, tai jautrus labai tokia socialinis kūrinys. Lazdijų kraštui turėjo didelį įtakų ir tai žmonės, kurie nėra gimę Lazdijuose arba Lazdijų rajone, bet gyvenį, dirbį, kūrį ir kurie čia ir pakalvosi. Pirmiausiai norim paminėti tai kunigų lietuviško simbolizmo literatūroje pradininkų, pedagogų, muziejininkų Motiejų Gustaičių. Sudarinėjant šitų antologijų buvo galima ir apseiti be šitų ateivių. Bet, nes tikrai yra kur ir čia gimus, bet vien tik tai prisiminus Motiejų Gustaitį ir jo meilai šitam kraštui, jis buvo kviečiamas profesoriauti Kauno Vytauto didžiojo universitetų. Tuo metu jisai direktoriavo Lazdijuose Žiburo gimnazijoje. Jisai atsisakė. Jam labiau rūpėjo, jis matė
savo darbo, savo veiklos tikslų dzūkų žmonių prusinimui, dzūkų kultūrinimui, jautė ir pareigų, kad iš tų gimnazistų, kad aplink jį mokinasi, gali išeiti žmonės, kurie bus svarbus, reikšmingi lietuvių kultūrai. Ir jis labai atsakingai tų dalykų darė ir tie rezultatai tikrai labai yra akivaizdūs. Čia turbūt visi pažįsta šitų poetį, tai yra Salomėja Nėris, ir kad ir kaip mes bešnekėtum, bemislytum apie jos biografijų, bet iš literatūros jos niekas tikrai nemožna išmesti. Mokytoja Birutė Vanagienė, kuri beje kūrė Motiejaus Gustaičio muziejų Lazdijuose 1990 metais buvo darytas, rūpinosi ir Salomėjos Nėries įamžinimo Lazdijuose. Jinai Lazdijuose buvo, kabutėse galima sakyti, atitremta iš Kauno ir čia tikrai nebuvo šviesiausi jos gyvenimo metai, bet kūrybai tos depresyvios tamsos, matyt, labai reikia, nes Salomėja Nėris gyvendama Lazdijuose yra sukūrusi 1/3 apskritai savo visos poezijos. Tai gana nemažai ir jinai Lazdijuose gyveno nuo 1927 metų iki 1931 metų. Čia jos keliai ir į tą kairėjimą, į trečiąjį frontą. Dar čia vienas yra Antanas Pupienis, žurnalistas, satyrikas, Užtaitis, poetas vaikams rašantis Jonas Andrijaitis, gimęs Jurbarko rajone. Yra naujųjų Lazdijų krašto arba Veisiejų krašto arba Kapčiamiesčio krašto žmonių, ir čia dabar yra Jonas Liniauskas, kuris jau treti metai sėkmingai gyvena Bugėdos kaime prie netoli Kapčiamiesčio, ant Nemuno, galima sakyti, skranto. Kunigas Valerijus Rudzinskas. Ir čia turbūt mes per laisvę, mes ilgokai pasišnekėsim. Išeivyje daug mūsų krašto rašytojų gyveno išeivijoje ir šiandieną dar gyvena. Be jau paminėto Miluko, Rudzinsko, Jonas Aceris Elmanas, prozininkė, pirmoji lietuvių prozoje rašusi apie moters socialinę padėtį, Karolė Pažeraitė, Australijoje gyveno Juozas Lavėnas, poetas, žurnalistas, kilęs iš Mečiūnų kaimo Vincas Kazokas, taip pat Australijoje, Vytautas Volertas, kuris buvo ne tik rašytojas, bet pagrindinė jo profesija buvo branduolinės energetikos inžinierius, miškininkas Vladas Vailionis, o iš Veisiejų kilusi Diana Šarapauskaitė ir šiandien gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Jeigu šnekėt apie dabartinius, apie šiandieninius rašytojus, tai kurie žinomi visom Lietuvon, tai Lazdijų kraštas taip pat turi kuo pasigirti. Ir be jau mūsų minėto šiandien
ir šiandien ryt poryt minimos Sigito Gedos yra 4 nacionalinės premijos laureatai. Tarp tų 4 aš įrašau ir Aidų Marčėną, kurio biografijoje nerasit, kad jisai yra gimęs Lazdijų rajone, bet kas skaitot jo kūrybų, atkreipė dėmesį, kad su visų naujesnė knyga Aido Marčėno kūryboje dažnai minimi šeštokai, o labiausiai tai minimas tokias Maišymų kaimas. Tai va, tai ten Maišymų kaime Aidas Marčėnas yra praleidęs 6 savo vaikystės vasaras, pačias pirmasis vasaras. Su juo aiškinomės, nes pačio paklausiau, tai kiek jis tuose Maišymuose gyveno. Sako, iki 7 metų kiekvieną vasarą. Sako, paskui vis mažiau. O kūryboje atvirkščiai, ankstesnėse knygose Maišymų nei ženklo nėra. O kuo toliau, tuo labiau, tuo daugiau tų Maišymų ir žvilgsnis į tuos Maišymus, į ryškų Maišymų platėja. Manau, kad ir globalėja, galime net sakyti. Tai ką duoda, reiškia, vėl grįžtu prie savo tos pirmos minties apie šito krašto įtakas, apie šito krašto įtakas menininkų kūrybai. Tai va, tai su Aidu Marčėnu 4 nacionalinės premijos laureatai, tai jau šių dienų. Tai Sigitas Geda, tada Valentinas Ventickas, Bitė Vilimaitė ir minėtas Aidas Marčėnas. Tai gali tai netiek ir mažai. Pasirašiau, kad čia apskritai pašnekėti apie įvairių premijų laureatus. Labai didelis mūsų krašto populiarintojas, propaguotojas, prozininkas, poetas, kuris iš naujo atvedė dzūkų tarmį į literatūrų, yra Romas Sadauskas. Ir šitas rašytojas, būdamas šito krašto žmogus, beje, jo tėviškė yra Petroškų kaimas, nors enciklopedijose tai niekur nerasit, kad jis yra gimęs Petroškos, jis ir negimęs, tiesą sakant, pirmos jo gyvenimo dienos Marijampolėn, bet po to su tėvais grįžo į tėvų tėviškį, Petroškų kaimo. Rašytojas, kuris ne tik mylėjo myli šitų kraštų, bet ir savotiškai reikalavo, net ir sovietmečio Ežerėnų paslaptys, Romo Sadausko tokis romanas yra aktualiom ekologiniam tematikom. Kaip skaitai šiais laikais galvoji, kaip šitų žmogus galėjo tais laikais, 84 ar 5 metais išleisti romanų, kuris bylojo 89-91 temom. Aš jo klusterėjau apie tai, sako, žinau, kad čia tik tai pusė to romano išėjo, pusė liko redakcijai, leidykloje išbraukyta ir išmėtyta. Kalbant dar apie Romų Sadauskų, net čia mūsų jau laikų autorius, būtina pasakyti, kad jis nusipirkęs Demeniškėse sodybų daug metų, kol laido sveikata, organizavo tarmių atlaidus. Žmogus tikrai buvo ir dabar jau sveikata neleidžia ir amžius, tai rašytojas, kuris buvo labai visuomeniškas ir jam rūpėjo ne tik tai jo paties kūryba, bet ir kitų autorių, ypač iš šito krašto autorių, dzūkų autorių. Jis pirmas grąžino skaitytojam Albinų Andrulionį, pirmo
bibliotekininkų, pirmų Lazdijų krašto bibliotekos direktorių ir perleisdamas ir vaikams knygų Balta plunksnė. Jis dėjo daug metų pastangas, kad atsirastų Vinco Krėvės premija. Ir pagaliau po daugelio metų pernai pirmų kartų buvo įteikta Vinco Krėvės premija. O tai apie mūsų šito festivalio kontekstą, tai tikrai jis yra labai svarbus savo veiklu dėl tarmės grąžinimo į profesionalių lietuvių literatūrų, tiek prozą, tiek poezijų. Bitės Vilimaitės gyvenimas Lazdijuose trumpas, jinai gimus Lazdijuose, po to Kaune, po to studijos, bet rašytoja pasirinko visgi paskutinius savo gyvenimo metus praleisti Avižieniuose, Lazdijų rajone. Valentinas Sventickas, literatūros kritikas, šiandien mes jį matysim, dalinsis atsiminimais apie Sigitų Gedų, kur tai jam irgi literatūroje dzūkiškas kontekstas yra labai svarbus ir tai, manau, vienas įdomiausių 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus literatūros kritikų turintis labai savo savitų žanrų, savo braižų. Vidas Marcinkevičius, labai pamirštas poetas Lazdijų rajone, apie jį menkai kas prisimena. Pavardė atrodo ir garsi, bet dėja, o neprisimenama dėl to, kadangi jisai, būdamas 30 metų, pasitraukė iš šio gyvenimo ir jo išėjusi pirmoji poezijos knyga Žalumos kodas 1978 metais jau buvo išleista po autoriaus mirties. Beje, šitų knygų spaudai parengė Valentinas Sventickas. Už jį Vidas Marcinkevičius po mirties yra pelnęs Zigmo Gėlės premijų. To premija įteikiama už ryškiausią debiutų. Man atrodo, kad tai irgi vienetinis atvejis, kad mirusiam poetui būtų įteikta toj premija. Apie atminimo įamžinimą. Aš taip biškį prašoku, diskutuokime, ko aš susiplanavau. Labai svarbu šnekėti apie rašytojų įamžinimų Lazdijų rajone. Manau, kad tai yra viena problematiškiausių sričių. Jeigu net ir prisimenant, kaip po kiek laiko Sigitas Geda buvo įamžintas Lazdijų rajone, nežiūrint to, kad tai buvo pirmas rajono garbės pilietis, bet atrodo toks banalus dalykas, kaip rodiklės pastatymas kelyje Leipalingis Veisiejai Paterių kaimų, tai tiksliai nepasakysiu kiek, bet tikrai gal po 12-13 metų nuo jo mirties atsirado ta rodiklė. Visą laiką važiuodavai ir kam nors, va čia Paterių kaimas gimęs, va čia Sigito Gedos tėviškė. Lygiai tas pats su Lazdijų, su Veisiejų dabartinė Sigito Gedos gimnazija, kur neleistinai ilgai buvo diskutuojama kažkodėl vienoms gimnazijoms
dėl vardų suteikimų nereikia diskutuoti, bet kažkaip veisiejams reikėjo diskutuoti. Labai džiugu, kad čia šiemet rajone yra paskelbti Sigito Gedos metai ir jis minimas labai plačiai. Aš tai vadinu savotišką skolos atidavimus Sigitui Gedai. Bet keliaujant po Lazdijų rajonų tų literatūrinių ženklų galima rasti. Štai dabar čia aš esu atsivertęs ekspozicijų iš Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus, ekspozicija skirta poetui žurnalistui Vincui Kazokui, kuris gimęs buvo šalia Kapčiamiesčio, emigravęs į Australijų ir Australijoje gyvena iki pat savo smersės 84 metų spalio mėnesio. Miela man prisiminti, kad prie įamžinimo ir man būnant paaugliu teko prisidėti. Ir Kapčiamiesčio muziejus šiandien yra tokias kuklus stendukas, bet yra galima plačiau susipažinti, o panagrinėjus Vinco Kazoko gyvenimų ir kūrybų labai gražiai atsiveria Australijos lietuvių gyvenimas nuo 49 metų iki tol, kol jis matė, o lyginant Australijos lietuvių gyvenimo labai nesunku susidaryti vaizdo apskritai, kad mūsų išeivija gyveno svetimuose kraštuose ir net apie tuos dalykus, katrieji buvo, gal ir nėra visai tokie gražūs, kaip tarpusavio ginčiai, tarpusavio nesutarimai. Tai Kazokas buvo pastabus, jis redagavo 20 metų Australijos laikraštį Mūsų pastogė ir apie savo literatūrinius dalykus nekartų yra pasakęs. Šiaip jo yra išėję 2 poezijos knygos, kad aš Mūsų pastogėje numarinau savyje poetą. Jeigu dar trumpai prie jo biografijos, tai yra iš žemininkų kartos, studijavęs Vytauto Didžiojo universitete Rosuso Nyku Niliūnu, Kaziu Bradūnu, Henriku Nagiu. Su Nyka Niliūnu buvo viena artimi draugai. 44 metais jie Rosu traukėsi in vakarus. Čia dar tos ekspozicijos. Prie literatų mes priskaitom ir Antaną Žmuidzinavičių. Ir gal kam nors ir atrodytų, kad to čia dabar taigi dailininkas. Ir ne vien tik tai dėl jo labai tokių išsamių atsiminimų knygos Paletė ir gyvenimas, iš kurios matosi, kad Žmuidzinavičių literatūra buvo nesvetima ir jis nėra ne vienom vietom prispažįsta, kad sako, aš rašau eilėraščius ir tai eilėraščiai buvo to meto spaudoje ir publikuoti. Šitą atsiprašau, biškai taip pat pašokinėjau kažkodėl. Dar noriu grįžti prie Motiejaus Gustaičio ir jo įamžinimo, tai kaip minėjau, Birutė Vanagienė 90 metais įkūrė muziejų. Memorialinį tam name, kur jisai gyveno, kažkaip nerandu šitos nuotraukos. Dabar tas muziejus jau yra rekonstruotas, renovuotas, pertvarkytas, tai labai rekomenduoju apsilankyti. Albinas Andrulionis, turbūt geriausias Albino Andrulionio įamžinimas be koplytstulpio
Diemeniškėse, tai yra Albino Andrulionio premija, teikiama kožnais metais arba už literatūrinį darbą, kuris skleidžia žinių apie Lazdijų krašto vison Lietuvon, arba už kraštotyrinį darbą. Tai Antanui Milukui yra koplytstulpis pastatytas prie Rudaminos bažnyčios, memorialinė lenta. Muicinavičiaus yra gimnazija pavadyta, Salomėjos Nėries, tas karstas kambarys, apie kurį jinai rašė savo dienoraštį, veikia į memorialinis muziejus Lazdijuose. Vytautas Volertas, apie kurį čia trumpai buvo užsiminęs, deja, su jo įamžinimu labai keistas dalykas, jis yra padovanojęs krikščionim nemažų savo bibliotekos dalį. Ir šiemet mes, kaip važinėjom su antologijos pristatymu, tai išsiaiškinom, kad tos knygos savo laiku, matyt, kažkur į makulatūrą buvo išneštos. Labai nedidsni dalykai. Prie Lazdijų bibliotekos yra, bandysiu atrasti, dvi skulptūros skirtos Sigitui Gedai ir Bitei Vilimaitei. Ir aš manau, kad tai yra, ten galėtų būti tokia visa alėja rašytojų. Tokia va peteliškė, čia va Bitei Vilimaitai. O čia va ir Sigitui Gedai. Ir Bitė Vilimaitė, beje, Avižieniuose yra suoliukas, ant kurio jinai mėgdavo prisėsti. Tai aš siūlau, kai važiuosite pro Avižienius, tai sėsti irgi ant to suoliuko. Taip sunkiau galima rasti, nes tokioj pievelėj gražioj, po medžiais, bet susiieškoti galime. Ir baigiant, čia internetas yra įdomu, ar nėra? Sunkiai. Bet šiaip labai šaunuolės yra Lazdijų bibliotekininkės, nes jos yra sukūrę virtualių ekskursijų po literatūrinį Lazdijų rajonų. Ir jį galima rasti Lazdijų bibliotekos interneto svetainę. Jinai išsamiai pristatyti šito mūsų krašto rašytojai. Ir visiškai baigiant, jeigu dar turėsit kokių klausimų, tai dar tai atsakysiu. Tai va, tai šitoj antologijon yra 80 autorių, nuo, kaip minėjau, Samuelio Boguslavo Chilinskio iki jauniausios poetės, kuri, kaip ir Aidas Marčėnas, mėgdavo šitų kraštų savo. Aido Marčėno Kimaišinių kaime buvo mamos senelių tėviškė. Tai jauniausia poetė, dėja jau iškeliausi į Anapilį, yra Lina Burbaitė, kuri Veisiejuose lankydavosi. Ir tai ją ir baigiame antologiją. Čia rasit ir tuos literatus, kurie gyvena ir šiandien Lazdijų rajone, ir žinoma, toli gražu ne visus, nes iš 200 sudėti visų neįmanoma, o kita vertus ir negalima, nes šalia
tokių rašytojų, kaip Sigitas Geda, kaip Bitė Vilimaitė, kaip Motiejus Gustaitis, kaip Gintaras Bleizgys, negalima dėti kiekvieno parašyto teksto, nes ne kiekvienas tekstas, kuris yra autorius vadinamas eilėraščiu, yra literatūra. Tai tokių, kaip ir kiek visur yra, tai taip yra ir Lazdijų krašte. Teko tikrai nemažai atrinkti. Ir nėra čia kažkaip neapribojo, kad autoriams tos vietos, reiškia, dėjau pagal jų. Man atrodo, kad susidėliojo taip, kad kiekvieno pagal nuopelnus lietuvių literatūrai, su kokia viena kita išimtim, ir tikrai čia daugiausiai yra Sigito Gedos kūrybos, yra daug Gintaro Bleizgio, Romos Sadausko. Norėjau, kad skaitytojas, kuris skaitys šitų antologijų, galėtų ne tik susipažinti su tų autorių kūryba, bet kartu ir iš čia kilusių rašytojų kūriniais pabūti pačiam Lazdijų krašte. Ir visiškai jam pabaigu labai dėkavoju, kad draugiškai mes dirbom su Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojom. Ir džiaugiuosi, kad ir Nunaiva sėdė atvažiavus mane palaikys. Nes išreiškia antologijų, vis tiek reikia ir paraiškų rašyti, nors šiaip gyvenime rašau daug paraiškų, bet nebūtinai visos yra finansuojamos, taip ir su šituo antologija buvo neros teikta. Tai va, o dabar dar kodėl Žaliuose ežerynuose, tai šitas pavadinimas ne iš rozo atėjo ant galvų, bet negali būti antologija pavadinta Lazdijų krašto antologija. Čia ne pavadinimas, turi būti normalus, gražus, literatūrinis pavadinimas. Ir dar kart vartant atrinktų kūrybų, supratau, pasimatė, kad labai tom jų kūrybom daug ežarų, ir aišku, o tie ežarai miškuose ožaliai yra, nes atmuša visas kvajukės, o kaip žiūri nuo kvajukių pusės, tai jie visai gražiai mėlynuoja. Tai vat, Žaliuose ežerynuose, nes Lazdijų rajonas beje yra vienas ežeringiausių Dzūkijos, ne vienas, pats ežeringiausias Dzūkijos ežeras. Ir man atrodo, kad mes tik tai nesusiskaičiuojam, kiek tų ežarų yra. Šiandien girdėjau, kad sakė virš 150, bet kažkada tai šnekė, buvo šnekama ir apie 300. Tai kiek tų yra ežarų Lazdijų rajone? Kolegės Lazdijų bibliotekos, prašau, nes mane šiandien pačiam šiandien pasidarėte čiutnai. Aš jau galvojau, kad jų daugiau. Tai va, tai gali būti tiek, jeigu turit kokių klausimų ar kokių nors papriekaištavimų. Čia man daug kas priekaištauja, kodėl to ar to autoriaus nėra, kas kad būna, bet tai... Tikrai norėčiau paklausti. Aš tai norėčiau paklausti, ar jūs turit savo kokį nors mėgstamiausių rašytojų iš tos antologijos, kad tu būtų norėjai pirmą numerį Dėcelę, net tik kokį pagalvoti. Nuotaikų man priklauso. Kuo aš labiausiai džiaugiuosi gal be tų labai mūsuose žinomų rašytojų, tai aš norėtų skirti Dianą Šarakauskaitę. Dėl to, kad pakelkit rankų, kas skaitė Dianos Šarakauskaitės poeziją. Ar matom? O blogai. Tai va. Vieną eilėraštį gali suintriguoti ir paskaityti. Ne, aš paminėjau Dianą Šarakauskaitę, nes Diana Šarakauskaitė gyvena dabar Amerikoje, reiškia, jinai iš tų dabartinės kartos. Pirmiausia yra moderni poetė, kuriai, nesvarbu, kad jinai gyvena Amerikoje, bet labai rūpi ir tėviškai. Ir jos kūryboje
labai šiuolaikiško formom pateikiama šitus kraštas. Eilėraščiai jos ilgoki, tai dabar aš gal bandysiu perskaityti eilėraštį, kuris yra antra dalis iš ciklo Vėjais mano veisėjai, vėjai skirti sesei. Ir aš šito ciklo buvau nutaręs nedėti vien dėl to, kad jis nenorėjo aš jo skaidyti, nes tai yra 3 ar 4 dalių, o jos tai yra daug tos kūrybos, bet jinai tiesiog sako, nors vieną. Ir aš supratau, kodėl jinai nori šito eilėraščio, ir aš atradau vietos. Vėjais mano veisėjai, vėjai, sesė. Sakau, mano motina, o galvoju apie jūs, o namai. Čia eilutė iš Oskaro Milašiaus eilėraščio Nemenė. Kas numirė, įsikraustė, išėjo ir negrįžo, kaip man skaudėjo tas ritualas, čia esi, čia nukeliamos durys, pervaikščiojami namai, kirviai, pokši, perstatomos gegnės, kitos užuolaidos, vėliavos, kiti kvapai, iškeičiami, išverčiami su šaknimis tėvai ir motinos, gatvės nutraukiamos, pervardijamos pavardės, sudraskomi giminystės lopšiai, tinklai, o dabar ir tai jau neskauda, kaip nebūta esu, mano tik ežeras, mano dangaus atspindys, ežero atspindyje, ežeras danguje, debesis ant bangų ir mano veidas saulei subėgantis, mėnulio takais pranykstantis, motinoje ir tėve, jų danguje ir dugne, nebandyk ištraukti, šaknys taip giliai įsikirti, kur gėlas vanduo, šaltiniai su paslėptu, nuo akių nusėdusių švelniavilnių dumblu ant kriauklės akmenų, su gelmenų žuvimis susikibę neatskiriamai, aukso dugnos, sidabro, plunksnos raibai raibuliuoja, mėnulio saulėje sugrįžtų į pirmykštį pavidalą, nėra vardo, kuriuo pašaukus atsiliepčiau, plaukiu iš tokio tolio, kaip laumžirgis atsargiai, minčių kraštelis, kad nepažadinčiau savimiegančio vaiko, mažos mergaitės iš veisiejų prie alyvų alėjų, į taip užsiverktų, užsikūkčiotų, jį mirtų, žinodama, kad to miestelio nėra, taip kaip nebuvo. Januš Arlauskai. Cristiatura es la